Sveiki. Tai savo pasakojimą pradėsiu čia, dar Vilniui, apie kelionę, apie kurią turbūt pasvajotų kiekvienas automanas. Jau kurį laiką kirbėjo mano galvoj ir pastarosiam dienom pradeda truputėlį materializuotis. Tai pamažu gimsta aiškus maršrutas. Šiandien nuvariau automobilį padaryti techninį aptarnavimą, atnaujinti priekinį stiklą. Tai užsakiau padangas, užsakiau didžiąją dalį viešbučių. Tai pasiruošimas vyksta pilnu tempu. Ir pamažu aš jums atskleisiu, kas čia dabar mūsų laukia. Čia truputį lyrinis nukreipimas, negaliu neparodyti, prie kokio gražaus kaimyno prisiparkavau. Tai labas rytas, turim pakeistą stiklą. Važiuojam dabar į absoliutumą apklijuot. Dabar paliksiu ją čia, reikia išbandyti, kaip veikia apsauginė stiklo plėvelė. Bus matyt, dalinsiu atsiliepimais. Approximately 10 hours later. Vienas iš šitos kelionės pasiruošimo uždavinių, šiek tiek užsiminiau, tai yra pasikeisti padangas. Reiškia, dedam naujas Michelin Cup 2 padangas ir čia yra toks didžiausias mano klausimas, ar užteks vieno padangų komplekto. Gali tekti pataupyti. Važiuojam keistis. Kiekvienai kelionė reikia ruoštis, tai važiuojam į pasiruošimo etapą, stage'ą. Pasiruošimas kelioniai. Nu, žinokit, manau, kad dviratininkų neišvengsim, tai čia būtinas treniruotės etapas. Serpantinas buvo sėkmingai įveiktas. Ček. Jūsų žiniai šio epizodo neremia Porsche Lietuva, Stuttgart Clinic, padangos 123.lt ir Absolutum Detailing. Todėl dalinuosi nuolaidos kodu, kuris 100% jums nieko nesuteiks. Tai nuolaidos kodą rasite kažkur čia arba video aprašyme. Pabandykit kažkur įvest. Maža ką. Tai labas rytas, dar viena pasiruošimo kelionė diena. Ką tai baigiau surašinėjimą su Mantai Racing. Paprašė siųsti mano svorį. Spėkit maždaug, kam to galėtų reikėti. Ir dabar einam prie sekančio treniruočio etapo.
kadangi nusimato nemažai sėdimo darbo, kaip pasiruošimo reikia žiūrėti atsakingai. Prasibėgam. Nu ką, turim paskutinę pasiruošimo dieną. Iš tikrųjų, netaip daug liko šiandien nuveikti. Tai reikia nusiplauti automobilį, užsipilti kuro, susikrauti daiktus ir gerai išsimiegoti. Tai rytoj leidžiamės į nuotykius. Taigi, nors išvykstam jau rytoj, bet aš suprantu, kad iki šiol jums taip normaliai ir neskleidžiau šitos kelionės maršruto, tikslų, kur mes čia važiuojam ir kiek aš čia nukrypau nuo to pradinio savo plano. Tai, kad būtų įdomiau laukti sekančios serijos, sekančio epizodo, trupučiuką atskleisiu. Ir iš principo, pirmosios mūsų 2 kelionės dienos, nors suksim labai daug kilometrų, bet nebus labai turiningos. Tai tą turinį mums turbūt teks patiems su Tadu susigeneruoti ir tikiuosi, kad bus įdomu. Taigi, pirma diena mūsų kelionės tai Vilnius Vroclavas, o antra diena Vroclavas Nürburgringas. O vat štai ten ir prasidės linksmybės. Tai taip kad stay tuned. Beje, tai kadangi šis epizodas eina į pabaigą, tai noriu pasakyti, kad be abejo, tai prenumeruokit, kad nepraleistumėt sekančio epizodo ir kas čia gali žinot, gal ten bus dar geresnė nuolaida. Ne nuolaida, gal bus ten dar geresnis nuolaidos kodas. Taip kad like, share, subscribe, comment, viskas, ne? Iki greito.